Sveiki, labas vakaras, su jumis šiandien sveikinuosi aš, Dalius Kurlinkas, medicinos psichologas ir psichoterapeutas. Ir šiandien tokią temą nusprendžiau jums pristatyti, tuo pačiu kviesdamas ir į seminarą, kas nori giliau, plačiau tai pažinti. Tai yra tema apie neurotiškumą ir neurotiškumą kaip asmenybės bruožą. Dėl ko šita tema tokia gali būti svarbi ar aktuali ar reikšminga. Tai yra daugybė priežasčių ir tai aš pasidalinsiu tiek, ką tyrimai rodo, tiek, ką mano asmeninė praktika ir patirtis rodo. Tai neurotiškumas kaip tema, kuom svarbi, yra tom, kad netgi daugumoje tyrimų rodoma, kad bent jau tie žmonės, kurie dalyvauja tose tyrimuose, sutinka dalyvauti, tai maždaug apie 90% žmonių teigia, kad nori daugiau ar mažiau pakeisti savo asmenybės bruožų išreikštumą. Kažkiek vieni daugiau, kiti mažiau, tai reiškia dauguma žmonių nėra taip jau visiškai iki galo labai patenkinti savo asmenybės bruožais, arba bent jau netgi jeigu yra pakankamai patenkinti, vis tiek nori ar ne didžioji dauguma kažkokių tai pokyčių, kažkokiu būdu truputį pakeisti savo asmenybę. Ir tyrimai rodo, ar ne, dėl ko viena iš priežasčių, kodėl pasirinkau šitą temą, tai ar ne, spėkite, koks bruožas yra pats dažniausias, kurį žmonės nori keisti. Ir iš visų asmenybės bruožų tai pats dažniausias būtent yra neurotiškumas kaip bruožas. Ir didžioji dauguma žmonių nori sumažinti jo išreikštumą. Ir kas įdomiausia, pavyzdžiui, kai yra tiek žmonės, kuriuos galim įvardinti kaip jaunus, tai 18-25 ir ne, tokioj amžiaus demografijoje, amžiaus grupiai priklausantys žmonės ir žmonės, kurie yra 65 ir vyresni. Tai, pavyzdžiui, skiriasi pagal tai, kokius asmenybės bruožus kitus norėtų savyje pakeisti. Tačiau abi šios grupės turi panašumų, kad neurotiškumo bruožo pokytis išlieka aktualus tiek jauniems žmonėms, tai pavadinkim, tiek žmonėms, kurie yra garbingo amžiaus ir taip toliau. Tai tyrimai rodo tokį aktualumą, ar ne? Taip aš pats ir savo klinikinės praktikos galiu patvirtinti, kad nemaža dalis žmonių būtent tai, ką neurotiškumą savo nori sumažinti, arba jo tam tikrus aspektus, arba pasireiškimą. Ir iš tiesų yra aktuali tema, ar ne, daugeliu žmonių šitą temą. Tai gal kai kurie žmonės, kas specifiškai tyrime nedalyvauja, ne visada taip tiksliai įvardina bent jau iš pradžių, bet dažnai kas su neurotiškumu susijusius tam tikrus aspektus, bruožus tikrai dažnai nori pakeisti. Taip pat ir jeigu žiūrint ir iš tyrimų, ir praktinė prasme, neurotiškumas yra susijęs su daugybė visokių gyvenimo aspektų, tiek darbo, tiek tarp asmeninių santykių, tiek ir sveikata ir daug visokių parametrų, kuriuos ir šiandien trumpai pristatysiu, seminaro metu bus plačiau, giliau apie tai kalbama ir taip toliau. Ar ne? Tai vis kalbu, dėl ko čia aktualu tą neurotiškumą keisti, kodėl šita tema tokia aktuali, svarbi ir taip toliau. Ir tada, manau, pats metas, ar ne, pasakyti, kas tas neurotiškumas yra, kaip mes jį galime suprasti, dėl ko tiek žmonių nori jį keisti jo išreikštumą ir taip toliau. Ir neurotiškumas yra asmenybės bruožas, ar ne, ir neurotiškumas kaip terminas, tai yra toks vadinamas didžiojo penketo arba 5 faktorių asmenybės modelis, kuris, taip, jeigu žiūrint iš mokslo pusės, yra pats toksai arčiausiai ir geriausiai gebantis apibūdinti žmogaus asmenybę, žmogaus asmenybinę struktūrą. Aišku, vėl, nors ir labai myliu šį modelį ir tikrai daug prasmės ir naudos jame matau, man patinka tokia vienas išsireiškimas, ar ne, kad sako, visi modeliai iš esmės yra neteisingi, bet kai kurie naudingi. Tai taip, ar ne, kad šitas didžiojo penketo ar 5 faktorių modelis, jisai yra iš mokslinė prasme ir tyrimų prasme turbūt daugiausiai, ką
arčiausiai tos žmogaus asmenybės apibūdinimo arba labiausiai gebantis ją atspindėti, tačiau jisai irgi nėra tobulas, bet tai turbūt yra geriausia, ką turime. Ir taip pat yra Heksako toksai modelis, kuris irgi remiasi panašiais kriterijais, panašiais postulatais, kaip prie jo prieinama, tik jisai 6 faktorius tokius asmenybės išskiria ir tai, ką 5 faktorių modelėje yra pavadinta neurotiškumu, ten vadinama emocingumu arba emocionalumu. Tai aš dažnai neurotiškumą ir emocionalumą, kai apibūdinsiu, kalbėsiu sinonimiškai ir daugiau į neurotiškumą koncentruosiuos, nes mes turim daugiau tyrimų, daugiau žinome apie tai. Tai toksai trumpas priminimas, ar ne, iš kur tai ateina. Ir toje konceptualizacijoje neurotiškumas yra asmenybės bruožas, kuris gali būti skirtingų išreikštumo lygmenių. Tai nėra kažkoks tipas, neurotiškų žmonių tipas ar dar kažkaip, o tai yra labiau, kai kalbam, kad labiau išreikštas neurotiškumas, mažiau išreikštas neurotiškumas, kad tas žmogus, pavyzdžiui, pasižymė aukštai išreikšto neurotiškumo asmenybės bruožų arba išreikštų nestipriai arba žemai išreikštų asmenybės bruožų ir taip toliau. Tai yra kontinuumai, kur daugybė skirtingų išreikštumo lygių ir laipsnių. Dabar jeigu žiūrėsim ar ne pagal išreikštumo laipsnius, aš pradėsiu galbūt labiau nuo tokių kraštų. Tai jeigu žiūrim labai stipriai išreikštą neurotiškumą, mes galime taip apibūdinti, kad kuo labiau išreikštas neurotiškumas, tuo labiau jisai apibūdina asmens polinkį dažnai stipriai, intensyviai išgyventi platų nemalonių emocijų ir būsenų spektrą. Tokių kaip baimė, nerimas, liūdesys, prislėgtumas, beviltiškumas, nusivylimas, kaltė, gėda, frustracija, erzulys, netgi pyktis ir taip toliau. Noriu atkreipti dėmesį, kad čia polinkis išgyventi, bet ne išreiškimas. Išreiškimą apsprendžia dar kiti bruožai, pavyzdžiui, ekstraversija ir sutarumas jau yra labiau apsprendžia kaip išreiškimas. Šitas bruožas yra. Tai tas pats neurotiškumas irgi nėra visiškai vakuume taip, bet mes šiandien būtent daugiau jį ir koncentruosime, tai tiesiog paminėsiu keletą tokių svarbių aspektų. Tai žodžiu, polinkis stipriai išgyventi nemalonias emocijas, intensyviai jas patirti. Tai vienas iš neurotiškumo tokių svarbių komponentų apibūdinančių, kaip bruožą, polinkį ar ne, tam tikrus dalykus jausti, patirti ir taip toliau. Taip pat neurotiškumas apima, kuo labiau išreikštas, tai apima ir jautrumą streso atsakui. Tai stiprios psichofiziologinės reakcijos į stresorius ir ilgiau trunkantis streso ciklas bei sunkumai jį užbaigiant. Kaip sakant, duoda, ko labiau išreikštas neurotiškumas pas žmogų, tuo stipriau jisai reaguoja į įvairius dalykus, subjektyvius stresorius, tai kas kelia jam stresą, jautriau, stipriau, intensyviau reaguoja ir ilgiau užtrunka atsistatyti, atsigauti, išeiti po to patirto stresorius. Taip pat, kuo labiau išreikštas neurotiškumas, tuo labiau būdinga padidintas grėsmės suvokimas ir įžvelgimas įvairiuose dalykuose, ar ne, kur pirma labiau atkreipia dėmesį tai, kas yra subjektyviai neigiama, tai, ką suvokia kaip grėsmę arba netgi įžvelgia grėsmę, kartais ir dalykuose, kur nėra daug grėsmės. Taip pat neapibrėžtumo netoleravimas irgi, kaip neapibrėžtų situacijų, sukelia daug nerimo, įtampos. Taip pat polinkis siekti saugumo labai ir vengti rizikos. Ir taip pat atspindi tokią tendenciją abejoti savo kompetencijom, gebėjimais, taip pat priėmimais sprendimais, tokį polinkį, tokį abejojimą. Ir taip pat polinkį į ruminavimą arba mintijimą, vis pergalvojimą tokį, dėl ko taip atsitiko, už ką man, kodėl taip norėjo nutikti, kodėl aš turėjau tą pasakyti. Ir dar kombinacijai su polinkiu, suduokit, žmogus stipriai ir intensyviai išgyvena gėdą ar kitas nemalonias emocijas. Ir tada arba liūdėsi, ir tada dar pergalvoja, ar ne? O tas ruminavimas toks vis pergalvoja. Labiau apie praeitį yra ruminavimas, kodėl aš taip pasielgiau, už ką, kodėl taip turėjo atsitikti, taip toliau, nors seniai situacija praėjus, bet šitiem žmonėms sunkiau paleisti. Ir taip pat polinkį į nerimavimą. Tai ir nerimą kaip emocija stipriai išgyvena intensyviai ir dažnai šitie žmonės arba turi polinkį tokį. Ir nerimavimas kaip procesas. O nerimavimas kaip procesas yra toks minčių srautas apie ateitį nukreips, o kodėl
taip vyksta, tai yra už ką man, kodėl taip ar ne nutiko, o kas jeigu, o jeigu tas nutiks, o jeigu anas nutiks ar ne, o jeigu dabar aš suklysiu ir pasakysiu kažką negero, tada galbūt atleis mane iš darbo, tada nebegalėsiu ten susimokėti už skolas ar dar kažkas, o jeigu pasirodysiu kažkoks keistas, jeigu kažką pasakysiu, taip toliau, polinkis išvelgti grėsmę ateityje ir nerimautis. Nerimaut, kad kažkas negero bus arba kad kažkaip su kažkuom nesusitvarkys. Tai tokie polinkiai ir ne, tai kai kalbam apie neurotiškumą, tai kuo stipriau išreikštas, tuo tai pasižymi prieš tai minėtais dalykais, polinkiui stiprias emocijas nemalonės patirti, intensyviai išgyventi, stipriai stresą išgyventi, ilgai išgyventi, matyti grėsmę, nerimauti, ruminuoti, mintyti ar ne ir panašiai. Tai neurotiškumas ar ne ir nemalonios emocijos dabar yra tampriai susijusios ir su vengimo, grėsmės ir saugumo motyvaciniam sistemom. Tai kuo labiau išreikštas neurotiškumas, tuo labiau dominuoja pas žmogų vengimo užuot artėjimo motyvacija. Kaip sakant, tendencija patirti, kaip pirminė reakcija, stiprų impulsą vengti, atsitraukti, kuomet yra susiduriama su stimulais ar situacijai, kurios yra arba neapibrėžtos, suvokiamos bent kiek grėsmingos, arba nemalonios ar keliančios diskomfortą. Tai kuo labiau išreikštas neurotiškumas, tuo žmogus linkęs labiau pirminę reakciją į tokią, pabėgimą, atsitraukimą, užuot kovojimą arba artėjimą ir taip toliau. Ir šitiem žmonėm labiau dominuoja ne tai, kad laimėti prizą, bet išvengti nemalonumų. Tie žmonės puikiai iliustruoja ar ne tą tokią lietuvišką patarlę, kad geriau žvirblis rankoje negu briedis girioj. Tai jie nelinkę rizikuoti, linkę vengti tų rizikų, pergyventi geriau ramiai, paprastai, bet kad niekur neužkliūti, neprisidirbti, nepatirti nemalonių emocijų, negu kad siekti kažko ir taip toliau. Tai kaip sakant, jeigu kol stipriau išreikštas neurotiškumas ar ne, tai ties kiekvieną galimybę gali surasti 1000 problemų. Ties kiekvieną priežastim, dėl ko tai būtų smagu, faina, gera ir būtų naudinga, rasti 1000 priežasčių, kodėl tai gali baigtis nesėkme, gali blogai baigtis ir kodėl neverta šito daryti arba imtis. Tai labai dominuoja ta tokia vengimo motyvacinė sistema ir sunkiai aktyvuojasi artėjimo motyvacinė sistema, siekimo ir taip toliau. Taip pat, kuo labiau išreikštas neurotiškumas, tuo asmuo yra jautresnis galimom grėsmėm, bausmėm, suvokiamom bausmėm, neigiamom pasiekmėm ar praradimams. Ir tokiam asmeniui subjektyviai neigiamas patarimas ar praradimas sukelia daugiau diskomforto, skausmo ar kentėjimo, bei labiau įsimena, nei kad tokio pačio dydžio ir nesubjektyviai teigiamas patirimas ar kažko gavimas atneša pasitenkinimo ar džiaugsmo. Ką tai reiškia praktiškai? Pavyzdžiui, kuo labiau išreikštas neurotiškumas pas žmogų, tuo jisai jaus daugiau pergyvens.